Sveiki klausytojai. Šiandien portale jarmo.net svečiuojasi Kornelija Zaicaitė, įkvepianti asmenybė pašventusi savo gyvenimą pagalbai kitiems. Kornelija savo savanorystės kelią pradėjo kino festivaliuose, vėliau tęsė Caritas organizacijoje, Raudonajame kryžiuje, o dabar ji yra aktyvi tolerantiško jaunimo asociacijos narė, prisidedanti prie LGBT bendruomenės gerovės. Be to, prasidėjus Rusijos sukeltam karui Ukrainoje, Kornelija ėmėsi padėti ukrainiečių pabėgėliams. Labas, Kornelija. Sveikas, Jonai. Tai užsiėmi labai daug veiklų, kaip pavyksta viską suspėti? Niekaip nepavyksta. Viską reikia dažniausiai susidėlioti, bet tada žiūrėk, kad planas nevyksta, tai kažką nusikeli, dažniausiai savo paties laisvą laiką ir tada bandai suspėti per visas organizacijas perbėgti. Aha, labai daug tokių organizacijų, kuriuose esi savanoriavusi ir iki šiol dirbi juose. Kaip iš esmės prasidėjo tavo kelias į savanorystę ir kas motyvavo pradėti savanoriauti? Nežinau, iš tikrųjų, man rodos, kad dar ir mokyklos metais gali rasti tų apraiškų savanorystės, nes dažnai kažkur dalyvaudavau. Šiaip buvo įdomios įvairios veiklos, bet man rodos, kad tas toks pradinis taškas galbūt ir buvo kino festivaliai. Konkrečiai tikriausiai buvo Nepatogaus kino festivalis. Aš jį pati labai mėgau, dažnai lankydavausi ir kažkada pagalvojau, kad būtų įdomu pamatyti tą kitą pusę festivalio. Aha. O ar galėtum prisiminti labiausiai įsiminusias galbūt istorijas savanoriaujant kino festivaliuose arba Carite arba Raudonajame kryžiuje? Daug tų istorijų, nežinau. Čia prisimenu, visada būdavo smagu, kai žinai, kino teatre kažkas neveikia, pavyzdžiui, elektra neveikia arba kažkas neįsijungia ir filmas tiesiog neprasideda. Tai tokių kurioziškų dalykų buvo, kalbant labiau apie, sakykime, Caritą, tai apskritai aš prisipažįstu daug ką jau esu pamiršęs, bet taip prisimenu, pavyzdžiui, kai pirmą kartą atėjau kalbėti su savo savanorystės koordinatorė, vadovė, sakykime, tai irgi kažkaip atvirai tada pasakiau, kad man rūpi, žinai, žmogaus teisės, kad aš čia dėl to ir kad aš žinau, kad Caritas yra labai stipriai susijęs su religija, nes vis tiek katalikų bažnyčia daro didelę įtaką ir žmonės tikrai eina į mišias kartu ir švenčia tas didžiasias metų šventes drauge ir panašiai. Tai buvo tas dalykas, kad kai aš atėjau, aš jaučiausi, kad gal iš tikrųjų reikia atvirai pasakyti, kad aš rėmiu LGBT bendruomenę, žinai, kad aš noriu, jog ir santuokos lygybė būtų ir galėtų įsivaikinti, tai čia dar seniai jau laikai buvo palyginus su dabar ir, kaip matom, nelabai pasistumėjo dalykai, bet buvo tas dalykas ir aš prisimenu, nes man rodys tuo metu, kad aš norėjau būti atvira, nes aš žinojau, kad vis tiek ateinu į organizaciją aš ir kažkaip atrodė, kad jeigu nuslėpsiu tai, kaip aš jaučiuosi dėl tam tikrų klausimų, galbūt atrodo, kad meluoju arba kažką ateinu čia negero daryti. Tai kažkaip atvirai pasikalbėjau ir mane labai nudžiugino, kad mano koordinatoriai labai palaikė. Jis pasakė, aš sutinku su tavo nuomonė, man labai džiugu, kad Carite vis daugiau žmonių su kitokia patirtima ateina, su kitokia perspektyva. Tai man kažkaip tas labai padėjo. Ir man atrodo, kad būtent galbūt ir tas pats toks teigiami visi patyrimai Carite paskatino vėliau prisidėti ir prie kitų iniciatyvų. Užsiminėjai apie LGBT teisės, tai norėjau paklausti, esi tolerantiško jaunimo asociacijos savanorė, organizacijos, kuris specializuojasi LGBT teisių srityje. Kaip iš esmės prasidėjo tas susidomėjimas LGBT tema ir kaip atsirado tas noras padėti šiai bendruomeniai? Irgi tikriausiai nėra tokio vieno atsakymo. Dar mokyklos metais aš buvau, kai vyko tas pirmasis paradas. Tai ten irgi visokių nuomonių išgirdau ir iš savo klasiokų, ir iš savo mokytojų. Tai man atrodo, kad tas kažkaip privertė suvokti, kad yra dalykų, apie kuriuos mes nekalbam ir man buvo
nes mes visiškai apie tai nekalbėjome mokykloje, apie LGBT klausimus jokius, tai man rodė keista ir aš norėjau sužinoti kažką daugiau. Ir kažkuriuo momentu aš irgi pajutau, kad tas dalykas tampa vis aštresnis. Ta prasme, iš pradžių mes ignoravom jį ir visai nieko nežinai, o tada vis daugiau girdi kažką kalbant, bet ką girdi tau irgi nelabai patinka, nes labai buvo tuo metu ir žiniasklaida, tai žinai, toks pojūtis, toks labai naratyvas nužmoginantis LGBT klausimus, maždaug viskas buvo taip patikta kaip kažkoks, žinai, egzotika, o ne žmonių istorijos. Tiesiog tai buvo, man tas buvo keista, nelabai patiko ir aišku buvo tas toks susidomėjimas, kad tiesiog kas ten viduje vyksta, ko aš iš tikrųjų nežinau, ką žinau, žinai, ir tokie, tiesiog toks pojūtis, kad kažkaip reikėtų, kad galbūt kažkiek prisidėti prie to, nes man tiesiog nepatiko, kaip žmonės kalba, nes buvo iš tikrųjų mano aplinkoje irgi nemažai homofobijos ir aš pagalvojau, kad jeigu niekam nerūpi, bet man svarbu, tai aš pabandysiu pati, ir tiesiog atėjau, nes buvo kvietimas savanoriams prisijungti. Žmonės iš tiesų labai daug ką kalba apie LGBT bendruomenę ir vienas dalykas, ką kartais kai kurie žmonės pasako, nesidemonstruokit ir tada visuomenė neva nebus jaudrinta. Ką tu pasakytum taip manantiems žmonėms, taip sakantiems žmonėms? Man atrodo, kad šiaip čia jau toks atgyvenęs dalykas, kiek jau metų mes apie tai kalbam, ne apie demonstraciją čia viskas, tiesiog aš noriu jaustis gerai savo paties valstybė. Man tai labiau klausimas būtų, tiesiog, kai tu girdi kalbas, kad reikia daugiau patriotiškumo, kad reikia daugiau pilietiškumo, kad mes turime būti daugiau vieningi. Ir dabar tu kažkam sakai, kad jis turi slėpti save. Tai tu nori žmogaus patriotizmo, bet tada tu jį kaltini, kad jis demonstruosi. Tai aš juk nekaltinu patriotų, kad jie demonstruoja savo jausmus Lietuvai. Kodėl tu kaltini kitą žmogų dėl to, ką jis jaučia. Kažkoks absurdiškas jausmas. Man toks susidaro įspūdis, kad žmonės nesuvokia, kokioje realybėje mes gyvename. Jeigu tu nori, kad žmogus jaustųsi gerai savo valstybėje, savo bendruomenėje, tai jis turi natūralų jausmą parodyti, kas jis yra, nes tik taip jis jausis saugus, nes aš parodau, kas esu, ir tada esu primtas. Ir tada aš prisidedu prie tos bendruomenės, jaučiuosi jos dalimi, tai tas demonstravimas yra to dalis, aš tiesiog pasakau atvirai, kas esu. Čia ne demonstravimas dalykas, tu tiesiog nori, kad žmogus nekalbėtų apie tai. Tiesiog tu uždarai ir viskas, uždarai tam duris, tai apie kokią bendruomenę tu tada gali kalbėti. Na, o kalbant apie kitus žmogaus teisių iššūkius kylančius Lietuvoje, tai prasidėjus Rusijos karui prieš Ukrainą, tu ėmeisi dar vienos veiklos. Dabar tu dirbi padedama ukrainiečių pabėgėliams. Tai kaip atrodo šis darbas ir su kokiais iššūkiais dažniausiai susiduria? Aš čia tikriausiai turėčiau pataisyti, kad aš iš tikrųjų nelabai daug prisidėjau prie ukrainiečių Lietuvoje, sakykime, pagalbos jiems, nes aš nemoku rusų kalbos, tai negaliu su jais bendrauti ir ta pagalba yra labai ribota. Kai prasidėjo karas Ukraina, tai iš tikrųjų pirmieji žmonės atvyko į Lietuvą, tai tikriausiai tuo metu aš daugiausiai padėjau, nes tuo metu buvo ta tokia pagalba, žinai, kad reikėjo ten dėlioti daiktus, tuos, sakykime, humanitarinius paketus, pakuoti, sakykime, žaislus kažkokius tvarkyti, dar kažką paruošti. Tai buvo ta tiesioginė pagalba pabėgėlių priėmimo centre, kur iš pradžių jis buvo, kai tik žmonės atvyko. Tai tada tos pagalbos daugiausiai reikėjo, aš prisidėjau prie jos daugiausiai, nes tiesiog reikėjo rankų. Po to irgi buvo tokie, žinai, kad jau persikėlė į, sakykime, kitą vietą pabėgėlių centras ir tada irgi buvo kažkokie paketų dalinimai, kažkokios ten apskritai šiek tiek karite reikėjo ir kalbėti apie tai, kokia situacija yra, pristatyti karito veiklas, tai šiek tiek teko prisidėti, aišku, kalbant ir apie pabėgėlių situaciją iš Ukrainos, bet sakykime, šiaip tai man galbūt daugiau vis dėlto teko pasavanoriauti su žmonėmis, kurie atvyko per tą vadinamąją Lukašenkos krizę, tai iš Šiaurės Afrikos valstybių. Ar galėtum plačiau papasakoti būtent apie šią savanorystę? Nežinau,
čia tikriausiai reikėtų pradėti nuo pradžių ir pradžia buvo COVID-as, kai aš tiesiog prasidėjo tas skiepų jau tas sezonas, pavadinkime, atsirado skiepai Lietuvoje ir pirmieji žmonės pradėjo skiepytis ir tuomet reikėjo irgi tos pagalbos. Buvo šiaip tuo metu, kai prisimenu, labai daug baimės dėl tų skiepų. Mano mama, kadangi medikė yra, jinai buvo viena iš pirmųjų, kurie buvo paskiepyti, nes tiesiog tokia realybė. Ir mano mamai irgi šitą situaciją nelabai patiko, kad žmonės labai bijo visko. Buvo ten jos kolegų, kurie išėjo iš darbo, man atrodo, dėl COVID-o. Tai kažkaip irgi jautėsi toks solidarumo trūkumas. Ir prisimenu, mano mama sako, ten irgi, kad Red Crossas irgi dažnai darbuojasi, padeda jiems, tai sako, kodėl tau nepabandžius prisidėti prie jų. Pamatytum, kaip viduje viskas atrodo ir irgi gal padėtum, nes tą baimę ten išsklaidyti ją. Tai aš kažkaip nuėjau, tada pasėdėjau ir tada po kažkiek laiko prasidėjo ta pabėgėlį, kuris, žmonės pradėjo eiti per tą sieną ir daug nežinios. Ir kadangi aš jau tuo metu turėjau šiek tiek tos patirties iš karitos pabėgėlis, tai pagalvojau, čia vėl ta pati situacija panaši, kad ateina žmonės, mes nelabai žinom, kaip reaguoti, tas toks aparatas vėl kūrėsi iš naujo tas priėmimo, tai kodėl man nepanaudojus tų žinių, kuriuos turiu. Ir tada atėjau į Red Crossą jau. Situacija šiek tiek pasikeitė, nes dabar viskas yra integracija tokia, tai aišku, kad ukrainiečiams yra šiek tiek lengviau dėl kalbos, nes vis tiek rusų kalbą mokantis, tu gali kažką daugiau padaryti Lietuvoje. Ir tai, aišku, sunku be lietuvių kalbos, bet yra kažkoks būdas komunikuoti. O žmonėms Šiaurės Afrikos šalių jiems sunkiau, nes ir bendruomenę kurti sunkiau ir tiesiog su lietuvių reakcija absoliučiai kitokia į juos negu į ukrainiečius, nes ukrainiečiai nėra pabėgėliai Lietuvoje, jie mūsų kaimynai, kurie susiduria su tuo priešu, su kuriuo mes kovojom prieš 30 metų, žinai. Tai tas svarbu paminėti, iš tikrųjų, priminti tą faktą, kad Lietuvoje iš tikrųjų ukrainietis nelabai pabėgėlis. Gal galėtum papasakoti apie tos stereotipus, kurie lydi pabėgėlius? Jo, tai ten irgi visko yra, kad jie tinginiai ir nori tik tai, žinai, čia kažkokių socialinių išmokų, kurių Lietuvoje tai minimumas. Kad iš tikrųjų nenori integruotis, kad nori visi, žinai, tiesiog į Lietuvą žiūri kaip į tokią tarpinę stotelę vykstant į kitas turtingas vakarų Europos šalis, kad čia kažkaip dabar mūsų gyvenimas sutrikdys, nes jie musulmonai, nors dalis jų yra tokie pat katalikai kaip mes, tai, kad jie neturi išsilavinimo ir panašiai, visokių tų kalbų yra. Realybė tiesiog tokia, kad, tu turi suprasti, kad tų žmonių yra visokių ir jų patirtis labai skirtingos. Iš tikrųjų, vieni bėga iš valstybės, nes joje buvo daugybę metų karas ir jie, tarkim, iš tikrųjų neturi išsilavinimo, tarkim, nes jie neturėjo progos to mokytis. Jie turi kažkokį amatą, pavyzdžiui, bet mokyklos praktiškai nelankė. Bet yra žmonių su aukštuoju išsilavinimu, kurie moka prancūzų kalbą, kurie moka vokiečių kalbą, kurie šiaip tikrai gali integruotis visuomenį, tiesiog sunku Lietuvoje. Nes ir kalbos barjeras ir pati visuomenė turi mažiau palaikymo jiems, nes iš tikrųjų integracija yra toks dalykas, kada kažkaip žmonės įsivaizduoja, jeigu tu turi darbą, jeigu tu turi būstą, tai integracija įvyko, bet žmogui reikia bendruomenės, žmogui reikia veiklų ir užmėgsti tą santykį su valstybe, kurioje gyvena, su žmonėmis, kurie yra aplink jį. To Lietuvoje šiek tiek trūksta ir dažnai atrodo, kad viskas sukasi aplink savanorį, tu turi padėti jam ir kalbą išmokti ir rasti jam veiklų ir jas suorganizuoti, toks sukimasis, bet pačiam žmogui kartais jam sunku išeiti iš to pirminio rato pažįstamų žmonių, to networko, kurį jis susikūrė tik atvykęs. Tai yra kažkokie socialiniai darbuotojai, kažkokias, nežinau, galbūt kažkokia darbovietė jo, kažkokie jo paties, tautiečiai, su kuriais jis palaiko ryšius, kiti pabėgėliai, bet kad Lietuva taptų namais, reikia daugiau, reikia išeiti iš to, reikia pačiam susikurti tą bendruomenę ir tikrai tai gali būti sudėtinga. Tai to palaikymo trūks, nes ir valstybė tave žiūri kaip kažkokį svetimą ar kažkokį pavojingą dalyką. O dabar Lietuvoje, aišku, mes jau seniai šitą klausimą pamiršę.
paminėjai iš tiesų tokius, skaudžius dalykus susijusius su žmogaus teisėmis. Tai norėjau paklausti, savanoriaudamas su pažeidžiamomis visuomenės grupėmis, tikriausiai, natūraliai tu susiduri su stresu, tom pačiom skaudžiom žmonių gyvenimo istorijom. Kaip pavyksta įveikti, išgyventi šios jausmus? Kas padeda pabėgti nuo sunkių jausmų? Geras klausimas, iš tikrųjų. Nežinau, nes aš pati, matai, savanorystę žvelgiu kaip į tokį gyvenimo būdą. Bet kaip kitam nueiti su draugais kažkur pabūti arba nueiti pabėgioti parke, žinai. Man tai yra tiesiog mano dalykas, į kurį aš žvelgiu kaip į savo atramą, nes gyvenimas šiaip visokį, žinai, primeta tau problemų. Tai ta savanorystė yra tokia būdas išventiliuoti, ką tu jauti, nes dažnai savanorystė tau leidžia pajusti tokį komraderį su žmonėmis. Aš niekada nepamiršiu tų pirmųjų savo savanorysčių, ar ne, su jaunimu, dar tada, kai pati atėjau pirmą kartą į tuos kino festivalius, tai buvo toks, atradimo jausmas, žinai. Bet kažką sužinai, pabūni kažkokiai bendruomenė. Jos buvo trumpas, ten porą savaičių, žinai, kol vyksta festivalis, bet tu jauti, kad tu atėjai į kitą zoną, visiškai kitą pasaulį. Tu pabuvai jame, tu pasisėmė energijos, tu kažką sužinojai. Buvo labai, tokia teigiama atmosfera, žinai, nes žmonės irgi sveikindavosi su tavim, tu šypsodavaisi, visiems darydavai apklausas, pavyzdžiui, kino pavasarį, prisimenu, vienais metais darydavau apklausas, tai irgi pasikalbi su žmonėmis, kurie myli kiną, jie pasidalina savo įspūdžiais, paskui, pavyzdžiui, viena moteris imdavo atostogas per kino pavasarį tiesiog ir sėdėdavo visą dieną kine. Tai labai daug tokių pozityvių, žinai, emocijų įsineši namo ir tas toks jau dabar tikriausiai ir nostalgija tiems laikams atėjo. Tai tu jauti labai, kad savanorystė yra tarsi toks, tau atostogas nuo visko. Tu išeini ir tu pabūni su tai žmonėmis, kurie irgi ateina dažniausiai iš noro kažką padaryti. Tai nėra, kad tu nueini į darbą, žinai, padarai savo užduotis ir gausi atlyginimą už tai. Nėra tų mainų. Tu gali duoti labai daug ir gauti mažai. Ir atvirkščiai, tu gali ateiti tiesiog, žinai, ir pasidaryti nuotrauką, bet kokia emocija bus toje nuotraukoje. Kokia emocija bus ten kažkokiame pasisėdėjime, žinai, savanorių. Tai, tokių dalykai tokie yra neįkainami ir jie lieka su tavimi ir jie įkvepia eiti toliau. Ir visada, kai tu matai savanorystės galimybę, nes ten jaunimai, pavyzdžiui, kviečia, tai tos emocijos grįžta pas tave ir nors jos atrodo jau seniai nebėra, bet tas džiaugsmas, kurį tu patyrei, arba kad ir tie patys sunkumai, kuriuos tu tada išgyvenai, vis tiek jie tave labai motyvuoja eiti, siekti tikslų toliau. Tuo labiau, kad tu jau prisidėjai prie kažkokių klausimų, ar ne, jaunimo politika, ar tai pabėgėliai, ar tai LGBT žmonės, arba bet koks žmogaus teisių klausimas. Ką tu pasisėmei per, sakykime, tą savanorystę, kuri truko ten porą savaičių, porą mėnesių, tarkim, kad ir metus, tie prisiminimai eina su tavim ir toliau motyvuoja tave siekti tikslų, dirbti kito, pabandyti kažką kito. Tai sakykime, man pats veikimas yra kaip tokia motyvacija. Nors tų sunkių akimirkų yra, aišku, bet aš galėčiau papasakoti iš kitos pusės. Tarkim, kai karas Ukrainoje prasidėjo, tai aš prisimenu tuos pirmuosius karo metus, pirmuosius karo mėnesius. Praleidau labai daug laiko internete ir ten buvo labai ta didelė stipri propagandos kampanija prieš Ukrainą. Ten visi kalbėjo, kad Rusija skleidė tą savo melą apie tai, kad ukrainiečiai naciai ir dėl to mes ten, kad ten kažkokios, žinai, kokios ten buvo, kažkokios bio laboratorijos, žinai, Ukrainoje, dėl to mes ten, bet tokie. Ir aš prisimenu, kiek buvo tiesiog, leisiu savo pasakyti, mėšlo, bet tokio pilamo. Ir koks buvo nužmoginimas viskas. Ir tiesiog, tu klausaisi žmonių, žinai, ten rašo visokie, nežinau, iš Sirijos, iš Prancūzijos žmonės, kurie net nelabai gali paaiškinti, kas ta Ukraina, nieko nežino apie jos istoriją, ten visokiai. Ten žmonės iš Italijos, Prancūzijos, aš jų klausiu, ar jūs žinot, kas yra Tarybų sąjunga ir kaip jinai susikūrė? Jokio atsakymo, bet pila šlamštą apie Ukrainą, tiesiog ten naciais juos vadina, visą kitą, man baisu būdavo.
va čia buvo didelis iš tikrųjų sukrėtimas, labai didelis, kad žmonės taip gali nusišnekėti. Ir aišku, aš nesakau, Lietuvoje irgi pilna visokio, čia siaubas, kai tu paskaitai, ką lietuviai, pavyzdžiui, rašo apie holokausto istoriją. Nu visiškai nežino nieko ir taip gali sau leisti kalbėti. Tai tas pats dabar, nežinau, Palestina, tie patys pabėgėliai, žmonės nusiaubingai kalba apie kitų istoriją, meluoja tiesiog. Nežinau, bet pakalbėsiu, nes ant seilės atėjo. Tai tas mane kažkaip labai paveikė, iš tikrųjų buvo tikrai skaudu ir tuo metu prisimenu, tiesiog sėdėdavau iki 4 ryto ir rašydavau tuos piktus komentarus. Suvokiu, kad ten trolių tos fermos ir tai nieko neduos. Bet tas iš tikrųjų paveikė. Bet būtent dėl to ir norėjusi, pakalbėti, tada tu ieškai kažkokios platformos, kaip man tada kitaip padėti pabėgėliams, tai tada ir kažkoks Red Crossas, ir kitos ten iniciatyvos, nes daug tos pagalbos buvo ukrainiečiams ir aišku aukojimas. Ir tie patys, aišku, podcastai, tu klausaisi kažko ir tu nori pats padaryti. Kornelija, tavo vertinimu, kokie yra didžiausi žmogaus teisių iššūkiai Lietuvoje ir kaip galbūt juos reikėtų spręsti? Nežinau, bet tų, sakykime, klausimų, su kuriais mes vis dar sukamės, tai yra partnerystės klausimas, ir santuokos klausimas, ir įsivaikinimo klausimas, ir Stambulo konvencijos klausimas, tada yra visa, klausimų dėl smurto artimoje aplinkoje, ypač vaikus, kas liečia, psichologinis smurtas, tai ta paletė vis tiek išlieka Lietuvoje aktuali. Nes tie dalykai juda pernelyg lėtai. Kitas dalykas yra tas, kad Lietuvai jau dabar vis labiau reikia reaguoti tokius globalius iššūkius. Tai ir klimato kaita, kuri irgi susijusi su žmogaus teisėmis. Mes mažai tą suprantame, mažai apie tai kalbame, pabėgėliai, pavyzdžiui. Taip situacija lyg ir gerėja, nes kažkas vyksta, mes matome, kad kažkas kažką daro, bet, pavyzdžiui, požiūris į pabėgėlius, arba noras užmigsti santykį, noras iš tikrųjų skirti dėmesio integracijai, tai ne tai, ko norėtųsi. Ir iš viso, kalbant apie Lietuvą kaip apie demokratišką valstybę, tai tas toks labai irgi nuvilia dalykas, kad demokratija yra svarbi tiek, kiek mums tai patogu. Tai jeigu mes kalbam apie Ukrainą, tai aišku, kad svarbu žmogiškumas ir išreikšti palaikymą, bet tada yra Palestinos situacija ir trūksta informacijos. Tai yra proga pakalbėti apie šitą klausimą. Taip, jis sunkus, mes iš tikrųjų nežinome, kaip kalbėti, mes tikrai trūksta ir tų ekspertų, aš to neneigiu, bet tai yra proga iš tikrųjų skirti dėmesio ir pralaužti galbūt tą, aš nežinau, arba mano mokytojas man apie tai nepasako, todėl aš negaliu ten pareikšti savo nuomonės, bet pasakyti, kad tai siaubinga, kas ten vyksta. Ir galų gale tai ne tai, kad kaltinimas man konkrečiai, kad aš ten nežinau, ar man nerūpi, bet labiau, tikrai mes kalbam dažnai apie tarptautinę bendruomenę. Mes prašym jos pagalbos, kai vyko Ukrainos situacija. Dabar man atrodo, kad natūralu yra, kad ta kita pusė mainų ar neturėtų būti, jog dabar aš turėčiau skirti dėmesį. Nesvarbu, kiek man čia toli ar netoli ta Palestina, kiek man aktuali, koks mano santykis su Izraeliu arba ten visa holokausto istorija, šia kita dalis. Paprastai kalbant, man rodos, kad visos tos krizės, kalbant ir apie pabėgėlius, ir apie karą Ukrainoje, ir dabar kalbant tokius galbūt globalesnius klausimus, kurie galbūt Lietuvos kontekstui yra tolimesni, tai yra proga Lietuvai pralaužti tą savo sieną žinių, papildyti ją, tą tokį, nežinau, ir parodyti savo pačiai, kad tai yra proga mums išeiti iš tos pozicijos, kada mums tik reikia pagalbos. Dabar mes galime suteikti žinių, dabar mes galime pasidalinti kažkokią ekspertizę, kažką pasiūlyti. Tai yra gerai, tai yra svarbu ir manau, kad tai nėra, kad problema yra tokia, jog mes dažnai tuos klausimus žvelgime kaip į kažkokią naštą, dabar aš turiu skirti tam laiko. Ne, tai yra galimybė iš tikrųjų tau sužinoti daugiau, tau prisidėti prie kažkokių iniciatyvų. Galų gale tavo nuomonė neprivalo pasikeisti, tu vis tiek galėsi pasakyti, kad yra svarbesnių dalykų mano gyvenime, yra kažkokie kiti klausimai, kurie man svarbus ir taip yra normalu, nes ne visi privalo, aktyviai veikti su žmogaus teisėmis, jeigu tau rūpi, tarkim, gyvūnų teisės, tai irgi svarbu. Tiesiog, kad man kažkaip trūksta to tokio
open-mindedness, ne, tokio atviro požiūrį į gyvenimą. Tai nebūtinai yra kažkokia našta, tai yra ir galimybė ir norėtųsi, kad žmonės atviriau tai žiūrėtų. Tai nėra, kad tu privalai kažkaip pasikeisti, kažkokią nuomonę pakeisti, bet parodyti, kad tau rūpi, ar net bent žmogiškasis faktorius, ne, kad tai, kas vyksta, ne, tai svarbu, ar ne, ir aš galėčiau skirti tam laiką, ar ne, bent dėl tų, ar ne, mainų, nes aš prisimenu labai aiškiai irgi, čia grįžtant prie pirmųjų karo mėnesių Ukrainoje, kai buvo irgi daug tos kampanijos irgi, kad kodėl jums rūpi Ukraina, what about Palestina, ne, tas whataboutizmas maždaug ir nuolat jisai buvo pilamas. Tai mes net ten, aš irgi prisimenu visokių frazių, susigalvojau anglų kalbą, kaip atsakyti šitą frazę. Tai man kažkaip atrodo, kad dabar natūralu, kad kad aš domėčiausi Palestiną. Tiesiog, kažkada aš prašiau, kad žmonės pažvelgtų į Ukrainą. Dabar iš manęs prašo to paties. Tai yra tas tarptautinė bendruomenė, ne? Kažkas gyvena vienam kieme, kažkas kitam. Aš prašau, kad į mano kiemą pažvelgtų, kad mano skausmą išgirstų, o dabar žmonės prašo to paties. Tai man atrodo, kad dėl to mes ir esam bendruomenė. Tai vis dėlto, Kornelija, pabaigai. Ar Lietuvą galima vadinti tolerantišką valstybę? Nuoširdžiai tai iš tikrųjų nežinau, kaip atsakyti šitą klausimą. Man atrodo, kad situacija gerėja, man asmeniškai. Bet aš negaliu paneigti, aš gyvenu burbule, nes aš gyvenu Vilniuje, mano draugai daugumai yra LGBT bendruomenės narių, aš dirbu su LGBT klausimus vienai par kitaip, apskritai daug domiuosi žmogaus teisų temomis, tai man pačiai atrodo, kad situacija gerėja, galbūt dėl to, kad aš turiu galimybę kažką daryti pati, žinai, ir tu įsikabini į tą veiksmą, kad tu kažkokį projektą parašy, kad tu mokymuose buvai, kad tu turi draugų ir jūs galite atvirai apie tai pasikalbėti. Tai tas tave pati kažkaip išveda iš to, kad kažkas vyksta. Bet kai tu aplamai pasižiūri, tai aišku, kad tai atrodo, kad turime pačią progresyviausią valdžią per istoriją Lietuvoje. Nes Seime sėdi tikrai žmonės, kurie ir turi įsilavinimą, ir žinių, ir patys teigia, kad jiems rūpi tie klausimai, ir kai kuriuos iš jų asmeniškai tas liečia. Ir pokyčių nedaug. Tai apie ką mes kalbam. Tai labai, tas, kaip pasakyti, sudėtinga situacija yra. Nes iš vienos pusės taip atrodo, kad iš dalies tu jau apsitvarkęs tą savo darželį, žinai, gali jaustis jame saugus, turi draugų, turi palaikymą, turi veiklų, projektai yra, kažkoks finansavimas vyksta, nėra taip, kad tu turėtum kovoti dėl išgyvenimo, kaip pavyzdžiui kitur, pilietinės visuomenės organizacijos, kur, nežinau, ten, tarkim, Gruzijoje, kas vyksta ir panašiai. Tikrai sudėtingesnė situacija negu Lietuvoje, tai tu gali džiaugtis tuo, bet tai, ko tu nori ir tai, kaip tu įsivaizdavai Lietuvą, tarkim, prieš 10-metį, kai buvai jaunas, aišku, kad dar toli, nes tu suvoki, kad yra kažkokia raudona linija ir tu tiesiog jos nepasiekai. Pavyzdžiui, mano patirtis iš pastarųjų metų čia būtų tikriausiai, aš norėjau daryti podcastą su moksleiviais ir mes kreipėmės iš tikrųjų daugelį Vilniaus mokyklų, tiesiog kvietėme juos prisidėti ir kvietime irgi paminėta, kad mes norim pakalbėti apie žmogaus teisų temas, kurios bus aktualios moksleiviams jūsų mokykloje. Ir nebuvo jokio atsakymo praktiškai. Man rodos, netgi vienoje mokykloje aš tiesiog turėjau galimybę pabendrauti su administracija ir sakiau, aš jums atsiunčiau kažką, ar jūs matėte, ir jie visiškai nesureagavo. Tai parodo, kad yra tos raudonos linijos, kurių tu vis dar negali peržengti. Tiesiog tu galbūt kasdienybė dar taip nesusiduri su jomis, nes kai kurios durys, aišku, atsiveria, kažkas pakviečia, tu sutinki kažkokią žmogų, ar ne, kuris yra tolerantiškas ir tave nustebina ta tolerancija, bet tada kitą dieną tu atsiverti tam kažkokią žiniasklaidos priemonę ir tu matai, kad ten kažkoks homofobiškas pareiškimas, kažkas vėl kalba, psichologo situacija, atrodo, kaip profesionalas gali savo tą leisti, bet tai matai, ir tada ką tu gali pasakyti apie visą tą, sakykime, tos srities profesionalų bendruomenę. Tai tas pasitikėjimas, tu jį statai, bet tada tu vis tiek atsitrenki kokias duris, arba tu suvoki, kad vis tiek dar išliko tos raudonos linijos.
tiesiog tai, kad tu kiekvieną dieną su jomis nesusiduri, tu kažkaip pamiršti apie tai, bet realybė tau jas primena. Tai va. Dėkoju už pokalbį. Ačiū, kad pakvietei, Jonai. Buvo labai malonu. Man irgi.